Sveiki visi, su jumis Mandažalė ir šiandien mes vėl einam į žaidimą FIFA 2026. Tai va, Whole Mandažalė FC. Taigi dabar mes esame FA League 2 ir einam į mūsų žinomą žaidėjus. Kągi mes turim Kingą. Jam 28, man jis nepatinka toks skaičius, nes greitai jo reitingas eis vis toliau ir toliau. Tada Griffins. Aš nežinau, kodėl jis yra Griffinas. Mum nereik žinot. Tai va. Man atrodo, 25 McCarthy gimė McDonald'e, tik tai pasakysiu. Jis nebejaunas, tai todėl pasikeičia tegul vardą. Jis neraudonas, jis kitokios spalvos, tik tai pasakysiu. Ir nemeluos, bet kodėl tokie keisti vardai? Čia broliai. Tu toks, gerai. Ai, jie ne broliai. Tiesiog šoninė, tikra šoninė. Ir dar vienas McCarthy. Pirma, broliai, antra, ne broliai, trečia, McDonald's, supratau, taigi, ir aš, kadangi turiu 10 milijonų, kaip matėte per praeitą video, einam skautinam, ir žinoma, mes einam į Europą, ir einam ieškoti į Lietuvą. 6 mėnesiam ir surasime savo strikerio, tada center midfielderio, aš manyčiau, kad center backu, right backu ir viskas. Tada galėsim į kitas šalis pasiųsti Pala. Taip, manau gerai bus. Žinoma, man reikia target forgetting ir viskas. Ate. Varo Hogas į... Oi, Pala. O ne. O ne. Recall, skautas, reikia. Travel to the location, ne. Toks blogas skautas eina į Lietuvą. Tai negerai, tai labai negerai. Mums reikia gerų skautų. Aš manau, kad greitai jis galėtų nuvykti į Lietuvą taip pat. 3 mėnesiam ir jis galėtų parvežti vartininko. Manau, kad tiesiog golkiperio. Ir tada mes galėtume dar nusipirkti Manau, 3 žvaigždučių skautą. Nes mums reikia, kad jo judgmentas būtų geras. Ir taip pat mes, turbūt, jeigu galima, siūsim dar vieną į Lietuvą. Nebegalima. Tai turbūt siūsime į mūsų brolius Latviją 3 mėnesiam. Ir aš norėčiau, kad jis atvežtų man gerų right backu. Tada centro reikėtų. Ir kadangi tai yra 4-4-2, RMO ir viskas, nebegalima. Viskas, o tu tegul važiuok. Varom į namus, nueinam į mūsų skuadą ir dar patikrinam, kaip jam tai sekasi. Mums reikės parduoti kai kuriuos, nes aš matau, kad kai kurie yra seni. Tokie kaip McCarthy. Šiam 8 reitingas jis matos, kad bus mūsų vedantysis, bet su keletą milijonų aš manyčiau, kad mes galėtume kažką padaryti. 10 milijonų, spendinom 3 milijonus, tai todėl dabar transferėse manau, kad galėtume kažką surasti. Įdomu, ko dabar mums reikėtų. Aš manyčiau, kad mums reikėtų gero
žaidėją, kuris muštų įvarčius. O kadangi Griffinui 35, aš manyčiau, kad mums reikėtų padaraus, gero žaidėjo, kuris galėtų mušti įvarčius. Mums nereikia jokios lygos. Tada rolė strikeris. Ir ieškom. Opa. Ahmedas Avula. Žiūrėkime shortlistę ir bandysime jį gauti. Mes turim 7 milijonus, tai aš galėčiau pasiūlyti jam 60, ne. Mes neturime tiek, aš galėčiau jam pasiūlyti 6 milijonus ir player swapą aš galėčiau jam atiduoti Griffiną. Aš manyčiau, liuks, 6 milijonai, viskas. Labai geras striker, mes jau turime. 21 metas, nigerietis. Aš manyčiau, kad nors ir jis yra afrikietis ir kai kurie dabar juoksis, jis afrikietis, bet jūs negalvokit, kad afrikiečiai yra blogi žaidėjai. Jūs matot, kaip Senegalas žaidė pasaulio futbolo čempionate, kaip visi kiti žaidėjai, kurie yra nuostabus pasaulio futbolo čempionate ir iš Afrikos yra ir gerai, liekam su tiek ir $20. Viskas, 27. Viskas, mes turim Abulahį. Pas mus atvažiavo Ahmedas Abulahį už 6 milijonus. Manau, kad vienas geriausių dylų. F? 58 reitingą, ar turim tai? Oh my god, kaip mes praradom, kiek daug pinigų. Oh my god, čia Hamza. Mums reikia jį shortlistą dėti. Potencialas labai geras. Bet mūsų tas yra potencialo nuo 70 iki 74. Tai nėra gerai. Aš manyčiau, kad ką tik dabar nupirktą žaidėją, aš manyčiau, kad reikia dėti į loan listą. Nes jis nėra geras. 58. Add to loan list. Tegul mes duodame jam žaisti kitur. Ir aš manyčiau, kad galėtume jį išmokinti, žaisti gerą futbolą ir tada, du oferiai, labai gerai. Abulahis, gerai. Ne, rejectino. Gerai, dar receivinom dar vieną. Ką čia turim? Rolį acceptinam, kad tegul ir jis paaugtų. Mums reikia nupirkti tokius jaunus žaidėjus ir tada juos tiesiog leisti jam paaugti ir viską kitą. Dabar išeina vieniems metams 12 mėnesių į Plymouth Argyle. Tai aš manyčiau, kad dabar pažaisime vieną mačą ir 2 oferiai. Ir 2 metai liuks. Liuks, tegul leidžiame jam pažaisti kitose klubuose, gauti įvarčių, ir aš manyčiau, kad tai bus labai gerai. Pirmasis mūsų mačas, žaisime jį. Ir žinokit, tai bus pirmas mačas ir aš manyčiau, kad mes turėsim visą sezoną tiesiog tiesiog praleisti visą sezoną, kad tegul žaidėjai pažaistų patys, tiesiog praskipinti. Nes aš nenoriu stipriai žaisti varžybų, nes aš nenoriu žaisti, nežinau, kad aš laimėsiu. Nes aš esu tikrai moku žaisti ir kaip FA League 1, man yra per mažai ir
manyčiau, kad būtų geriau tiesiog praskipinti visą sezoną. Aš pasidariau komandą, padariau žaidėjus ir aš manyčiau, kad ta komanda gali kažką daug padaryti. Bent jau sužaisti iki atkrentamųjų, kad eiti į FL League One. Tai būtų labai gerai. Ir tokie nepataikymai man bent jau skauda. Ir aš žinau, kad čia geras klubas pirma yra. Ir neleisiu. Griffinas 30 metų. Kada aš mušiu pirmą įvartį su mūsų klubu? Aš niekada nemušiu įvarčio su mūsų pirmu klubu. Suprantama, nes vieno žvaigždutės klubas, kaip aš muščiau įvartį. Įsivaizduoju, kad žaidžiat profesionalas su tokiu veikėju, kuris padaro 0 damage, nors, pavyzdžiui, nežinau, ką jūs žaidžiat, pavyzdžiui, Brawl Stars, ne? Nežinau, ar jūs žaidžiat jį, bet pavyzdžiui, ne? Tu pasiemi Shelly ar dar kažką ir tu vis dar level 1 ir tu nueini į showdowną ir daro 0 damage. Tau neįmanoma išgyventi tiesiog. Ir kai ateina koks, nežinau, Leonas, tu viskas, tu miręs. Tu negali padaryti damage ir tau hana. Tai va. Ar tai bus pirmas įvartis? Kingas! Nu, tikras karalius. Žinoma, dėl ko jis 10 numeris. Kingas. Aš manau, jis turėtų būti Anglijos karalius. Pirmas mano įvartis šio kanalo klube. Aš manau, savim didžiuojasi. Kingas su antras įvartis. Kingas rodo, kas čia bosas. Aš manau, tai yra puikus pasirodymas Kingo. Aš juo didžiuojuosi. Kaip tikras tėtis. Man 11. Iš tikrųjų, man jau suėjo 11. Pasveikinkit fanai mane su gimtadieniu. Liepos 6 prieš kažkur 5 dienas. Kažkur. Aš manau, kad Youngą pakeisim į žuvį Selmoną. Youngą į Selmoną. Į žuvį. Aš manau, kad žuvis gerai pasirodys. Gerai. Vėl McDonald's. Griffinui. Ar tai bus taip, kaip Griffinas moka? Pita, dehosizėje. Griffinas nepadarė to, ko reikia. Na, žinoma, jam 30. Bet dabar aš noriu. Gerai, kelkis. Praeik. Ne, ava. Viskas, pusę laiko. Bet to mes žaidžiame Johano Cruyffo arenoje. Ir aš manyčiau, užtenka šio mačo. Ir žiūrėkime, kas bus. Va, net Selmonas, žuvis ir Griffinas įmušė. Ir 4-0 laimėjome. Tai aš manau, dabar aš tikiuosi daug šios komandos. Tai todėl dabar galime paimti kalendorių ir praeiti per visą sezoną. Manau. Ir einam. Livingstonas prieš Mindažalę. Ir kas laimi, ar 2-2. Visai dar neblogai. Mindažalė prieš Farniką. Irgi 2-2. Nu, įdomu. Kas dabar laimės? 1-2 pralošiam. Nu, įdomu dabar. Gerai. Notts Country prieš Mindažalę ir Mindažalė laimi. Griffinas varo. Wow. 2-1 Mindažalė. Matot, koks jis stiprus? Matot? Gerai, viena iš stipriausių komandų ir mes laimėme.
Aš labai bijau prieš liūtus, kuriuos rodžiau, man atrodo, praeitame ir šiame video. Gaila, kad pralošiam. Tai todėl aš nenoriu prieš tokius liūtus eiti. Aš nežinau, koks jų pavadinimas, bet kažkas su jais yra. Ne, nestopinam. Netyčia paspaudžiu, sorry guys. Gerai, einam toliau prieš Prestoną. Nu, 2-2. Gerai, dabar įdomu, kokioje mes lygos lentelėje. Kokioje vietoje. Ir mes 2-1 laimim. Gerai, dabar galim sustabdyti ir pasižiūrim. Standartuose. Centre. Aha, čia scout reportuose. Grįžo iš Švedijos. Kodėl mes turim iš švedų? Aš neįsivaizduoju. Ai, čia gal pasiūlymai, ar ne? Nu, čia turbūt. Jis jau Ai, tai dar Abulanis niekur. Eik tu savo. Makartis. Kingas. Makartis buvo geras žaidėjas, šiam 9 reitingas. Aš manau, kad viskas liuks. Aš manau, kad dabar galim. Žiūrim. Aha. Tai aš galiu dar vieną skautą gauti. Bet gaila, kad aš nei vieno negaliu įpirkti. Labai gaila. Bet ką jau padarys? Išleidau 3 skautus. Tai va. Ir praeina diena ir aš noriu su jumis pažaisti vienerias varžybas ir šiam video užteks. Gerai, pažaiskim pirmą kėlinį per kitą video. Aš manau, kad galiu dabar pasakyti, kad pirma dalis buvo tikrai visai nebloga ir galiu pasakyti adios amigos!